jeigu tik tai būsite budresni, nes Mėnulio užtemimas įvyks juk jūsų ženkle, o tai yra palankus metas keistis, išbandyti naujus dalykus, galų gale pradėti galbūt dar gyvenime net ir nepatirtus projektus, kurių ilgai nedrįsote įgyvendinti. Žvaigždės palankios drąsiems poelgiams, o jūs turėsite jėgų veikti. Dvyniai, jūsų laukia komandiruotės, kelionės, persikraustimai. Tam tikrais momentais teks išmokti daug informacijos naujos, galų gale pritaikyti naujus įgūdžius kasdieninėje veikloje. Taip pat sulauksite netikėtų darbo pasiūlymų, kurių jūs beje neturėtumėte atsisakyti. Drąsiai dalyvaukite įvairiuose konkursuose, varžybose. Veneros įtaka skatins viską sėkmingai įgyvendinti. Taigi karjera ir pinigai. Naujos galimybės, svarbu tvarkyti finansinius savuosius rūpesčius protingai, vengti impulsyvių pirkinių, o bendravimas su kolegomis taps svarbiausia jūsų sėkmės priemonė. Santykiai, meilė, šeima. Intelektualūs pokalbiai gali sustiprinti jūsų ryšius, o jeigu esate vienišas arba vieniša, tai kelionės gali atnešti ir romantiškų nuotaikų šleifą, bet tokį gerą visiems metams iki šių pabaigos. Taigi, jeigu ieškote savo poros, būkite budrus, būkite atidūs ir dairykitės į šonus. Kalbant apie sveikatą, venkite per didelio streso ir ieškokite būdų atsipalaiduoti. Tamsta, jeigu jūs esate vėžys, tai kalbant apie karjerą ir apie pinigus, jums gali tekti imtis lyderio vaidmens tam tikruose